juo labiau suprantu, kad nežinau, kur einu. Vesk mane ir visur man vadovauk. Mokyk mane vykdyti tavo valią, nes tu mano Dievas. Klausėmės ištraukos iš knygos Metai su Tomu Mertonu. Kasdienės meditacijos. Skaitė Dalius Ramanauskas. Fakulteto mokslininkė, socialinių tinklų ekspertė Justina Zamauskė ir taip pat Lietuvos moksleivių sąjungos viceprezidentė Melita Mikalevičiūtė. Ir man beliko tik tai šiek tiek laiko jūsų apklausos rezultatams pristatyti. Šiandien gana vienareikšmiški tie apklausos rezultatai ir turėtų būti nustatytas amžius, nuo kurio vaikai galėtų jungtis prie socialinių tinklų. 85% sako taip, 11% sako ne, 4% sunku pasakyti. Aš Agnė Skamarakaitė, dėkinga už jūsų dėmesį šiandienos laidai. Būtinai kviečiu užsukti į radioteką. Ten galite rasti ne tik LRT aktualijų studijos, bet ir visas kitas Lietuvos radijo laidas. Ir taip pat, aišku, kviečiu toliau likti su Lietuvos radiju, nes visai netrukus naujausios žinios, o po jų Edvino Kučinsko vedama laida 10.12 ir laida šiandien iš Kauno. Jis kalbėsis apie laivybą Nemune ir Neryje ir taip pat girdėsite interviu su sužeistais Ukrainos kariais. Iki kitų susitikimų. Vienas geidžiamiausių šių dienų smuikininkų, vokietis Kristianas Teclavas, pradeda Vilniaus festivalio žvaigždžių plejadą, interpretuodamas reto grožio ir sudėtingumo Johaneso Bramso koncertą. Taip pat skambės